dabar važiuosim. Čia viską per elektroninį paštą atsiuntė jau prieš gerą mėnesį. Prie ežero pradžios ir manau, ten galima palikti bus mūsų baidarę per naktį, nes nuo 8 valandos bus apsauga, dabar jau 7. Taip pat tas. Atvažiavom prie vandens, kitų mašinų irgi yra. Reikia kažkaip pasidėti savo baidarę ir nusijimti. Kažkas ir plaukioja, treniruojas dar prieš rytojų. Ką, Lukas? Sonių Timas. Geras pavardė. Lukai, pasiruošęs sumušti rekordą? Treniravausi visą vieną kartą. Mušiu rekordą. Taip atrodo paplūdimys. Ai, va tenai, mama, tai kur yra geltona vėliavėlė? Tai tenai. Dabar reiks pasimti baidarę, nusinešti tenai. Ir rytoj išglasim jau daug žmonių. Bet dar ne tiek daug, kiek galėtų būti. Įvairiausių tipų baidarės. Reiks dabar viską nuimti. Nuleisti žemės. O dabar gal apverskite. Atsargiai su Mariu sulinda. Atsargiai nori. Arai. Tos gelytos tai toks prikolas. Waiting for the car to get out. Bet neatrodo, kad tiek daug žmonių būtų arba baidario. Bet bus. Va, čia jie organizatoriai. Aha. Kažkur prieki, pirmoje eilėje, kur kokią panašią į mūsų rasim. Nes pagal žemėlapį, tai mes turėtume va taip apiplaukti, aplink ežerą ir va čia va įlysti į upę. Sukliuojam? Prieki gal? Ar? Sakai? O kiti šonuose? Čia arba šone gal? Arba čia va jo. Čia? Čia? Čia gal? Nu, kaip tu nori. Ar Jo gal. Taip. iš dešinės ar Mes kairės? kairiai visą laiką lipsim. Kairiai pusėj gal lipsim, kairė. tai gal kairėje, ne? Čia? Taip. Tada! Pirmasis lipdukas. Dabar jau užsidėsim dar juostelis. Šiaip tą mėlyną gali visada užtempti aplink tą juostelę net. Matai tą juodą juostelę gale, kur gėlytė? Kur gėlytė? Gali aplink biškelį užfiksuoti. Čia va uždėti, tipo? Ta mėlyna tik juosta, ne juoda, bet tik mėlyna aplink tos juodos. Jo, teisiai ir dar kartelį. Tipo taip, Taip, nes tada prilaiko geriau. Ir tada mums reikia tuos lipdukus maždaug padaryti. Turi labai gerai įsitempti. Lipdukai maždaug šitoj vietoj, gaila nepaėmiau markerio, bet dabar kažkaip atžymėti. Kažkur kur varžtas, kad gerai įsitemptų nuo varžto iki, žodžiu, juostos nuo varžto ir čia nuo varžto. Ir vis tiek ją platesnę dėsi, ne? Tai dabar turbūt taip, turim ir siauresnių ir dabar kur platesnės. Kur platesnės. Reikia gal platesnių pradėti. Reiks skuduriuko. Tada mes tuoj turim juostelę ir dabar užklijuosim. Praktiškai viena pusė yra lipni, kita yra, kur labai gerai prisiklijuoja. Mūsų sijonas. Šiukšlės dabar viskas eina čia, į vidinę pusę. Dabar, sakykime, jeigu įtempi, viskas laikosi labai gerai. Bet mes padarysim iš vienos pusės, iš šitos pusės
ilga, nes ir priekis dar yra, ir kad priekis su galu susijimtų, Lukas sėdės čia, jisai gali su užtrauktuku užsitraukti sijoną ir taip jisai negaus vandens. Lygiai tais pats galioja man priekį sėdint, aš įlipu į šitą, prisitraukiu ir negaunu rytoj vandens. Kažkiek į baidarę vis tiek įbėgs vandens, kadangi tai nėra visiškai 100% apsauga. Matysim, paimsim vis tiek kempinę, kad vandenį išsiurbti. Tai dar nupirkau iš depo tokių lipdukų, yra depo pirkti, tai galima net ir jų dar praklijuoti. Jeigu mums neužteks to, ką turim iš anksčiau, mes pasiruošę. Ir kas baisiausia, kai tu judi, kartais tas sijonas lenkasi. Šiaip parodysi techniką, žiūrėk, kaip jie darė. Vienam, ne? Tipo paimt, čia kartais gal per daug. Nu, sakykim. Ir tipo eit su rankom, sėdynę gali biškį į priekį. Mes įtempiam ją ir paliksim, mes jo nenuminėsim, per čia ir lipsim, bandysim. Iš esmės dabar pabandyk įlipti per šitą, čia gali atsilaisvinti arba susiveršti. Žiūrėsim, ar tau patogu iš viso? Nu, reikia pasitestuoti, žinai. Gerai, kad nepamiršom šitų lipdukų. Vakar dieną tik prisiminėm. Nebus labai patogiai lipti, faktas, gali šitas, žinok, ir nuslysti. Arba tu įlipi ir tada galima užsidėti, pavyzdžiui. Ai, bet čia sėdynė, žinok, jinai... Biškai pabandyk atsitraukti tada gal. Reikia atitraukti, jo. Pavažiavus, ne? Pabandyk atitraukti, reikia nusistatyti ir sėdynės jau. Nes matai tempėje. Tai palabiškelį atgal tada. Jo. Ir tada atgal su sėdynė. Dabar patogu. Blemba reikėjo. Kas? Čia ne priekis? Ne, nėra skirtumų. Nu, aš matai Ai, dabar aš pasėdėsiu. suprantu. Lipdukai dabar. Mano vienvietės. Baidarės Jonas. O kur dvivietės? Ką reiškia, kad vienvietės baidarės. Išjung kamerą, palauk. Palik. Palauk. Vienvietės. Palauk. Tai Čia galas gaunas. Atvirkščiai Šitas į tada priekį eina gal, turbūt. ne? Todėl, kad mes sėdėm atvirkščiai, kai aš vienas sėdžiu, supranti? Tai reiškia, kai tu pabandyk šitą užsidėti atvirkščiai. Aha, tai čia bus atvirkščiai dabar. Kad čia bus turbūt galas. Ir tu turi sėsti čia. Tada mums lipdukų reikia dar čia. Palaik, gerai, o dabar šitą dalį, žiūrėk, mano dalį patikrinam. Ir tada šita dalis, kas gaunas biškį atvirkščiai, bet jinai tinkama man. Čia? Jo, gaunas atvirkščiai, žinai. Pas mane baidarai aš naudoju šitą dalį, nes aš sėdžiu centre. Panikos nereikia, nėra. Ne, tai čia gerai, viskas čia gerai. Tai taip panašiai ir gaunas, ne? Čia ir nereikia. Pabandyk jo įtempt ant tiek, kad ten prisispaustų lipdučkas. Nu ir dabar tu sės. Aha, gerai, aš turiu pakojus, man pats tas. Čia vanduo nepatenka, Erika pasidaro viską iki viršaus. Dabar nes va taip reiks užsitraukti. Būtent iki čia. Ir priekis gaus daugiausia vandens. Ir tada reikia išspręsti dabar klausimą, ar tau patogu? Ar tavo gera pozicija? Ar tau... Gal dar priekį mums reikia. Reikia užtvirtinti tada sėdynę ir pridėti tau lipdukus. Bet žiūrėk, jie nedasiekia. Ne, jie dasiekia. Juos reikia labai gerai įtempti. Ir tada aš pasitempiu daugiau. Mano, tai galima iki pat galo. Tai faktiškai šitie lipdukai čia veltui uždėti. Bet žinai, kas gaunas? Kad lipdukai gaunasi. Netgi dar ne. Reikia šitus du užblokėti, blogai užkiniau.
Tu jų nebenuimsi, nuimsi. Nuimsiu. Dabar taip. Būtinai šitą nufilmuok. Irrigation. Irrigation, failation. Aš visai panašau, kad mes sėdim kitaip. Gerai, dabar žiūrėk. Panašau, kad mes dviese plaukiam. Žiūrėk, va dabar. Galima net dar. Va. Gerai. O pala, kam tada šitas lipdukas? Tau reikia šito lipduko. Jis irgi blogai. Jo, man reikia. O tai nėra daugiau lipdukų? Yra, mes galim geriau daugiau negu blemba mažiau. Tai faktas, nes tu gali, jeigu ekstra staigiai lipi, tu gali staigiai belia kur užsikliuoti. Kur? Darom geriau, žinai kaip. Nes jeigu aš neužsidengsiu realiai, tu gausi čia vandens. Jo, vas ir yra, tau reikia o tu kuo geriau nenori užsidengt. padaryti, žiūrėk. Šitą irgi reikia perkelti čia, na, arčiau tavęs. Perkeliam. Ane? Ir dar ekstra reikia mums mažų lipučkų užsiimti. Nes kad ekstra būtų, jei šitus pamestume. Žiūrėk, išlipa iš karto. Irrigation, įsidėk čia. Va. Aš nesuprantu. Jie turi pasisekti šitoj vietoj. Va. Dabar, sėdynė. Tu susireguliavęs? Bet priverš gerai. Gerai, iš naujo. Dabar turim. Čia svarbiausia dalis paskutinę sekundę realiai darom. Ir ten pastou susiklijuoja. Man reikia dar tada patemti. Tu dar galėt laisvintis? Tai ar nebenori? čianai. Tu, Lukai, gali savo į priekį patemti. Man reikia patemti. Nes yra vietos pas tave, yra medžiagos dar. Gali tu į priekį. Tada lipsim ant tavęs. Tai gerai gal. Puikiai dabar, ne? Žiūrėk, va, eik savo. Po tiek klaidų. Nieko nebuvo klaidų, Erika. Kur? Turime išvalti. Šlapia kojom. Muzikytė jau pajungta vakarui. Ui. Viskas, mes jau baigiam kuistis, važiuojam į nakvynės vietą. 8. Plauksit? Čia kaip ten gaunasi 3 Lietuvos miksai. Kodėl? Nu, iš miksų komandos tai 3, tik tai Baidalis. Jūs mes ir dar vieni. Ai, mes skaitomės miksas, nu jo, tikrai. Rimtai? Nu, vyras su moteriam, tai miksas. Ai, rimtai. Ai. O ne tik pirmą kartą plaukti. Kur mes dalyvaujam? Ne pirmą kartą? Koks buvo? Aš antrąją. Ne, man mes ten su vystom plaukiam, tai... Mes irgi pirmą. Bet dėl proceso smagumo įspūdžių. Kaip sako, kontentą. Nepamirškit ir kluoti. Nu, bet čia gyvūkai. Nu, neš vis tiek. Srovės nėra. Ne, reikia tik ploti. Jo. Dar nusekus yra, tai kad reikės ir ploti. Sutikom irgi lietuvių, bet jie elitą varė. Tai sako, šiemet džiaugiasi, kad biški daugiau vandens. Nes pernai, kai tai, sakė, laužė Baidarės, ten... Tas pats bus mano. Mes kaip nors, nes mūsų vat... Stabili. Nelūš. Turit pranašumą. Jo. Jūs nelūš. Tai va. Ačiū. Pasiekit mus, va čia, Karibų, matysit kaip... Jau man kolega sako, pažiūrėk, kaip jie ruošiasi, sako. Nes visai Nes jo. Mes ruošė Mes žiūrėjom labai. paskutinė minutė. Ne, tai paskutinę minutę mes tik dedam šitas Libu, nu juosteles jo, ant šitą. sijonų, todėl kad kita Baidarė turėjo, šitą neturėjo ir prisiminėm tik vakar, aišku. Tai spėjom į parduotuvę dar greit ir viskas, o šiaip, jo, viskas šiaip pasiruošta. Daugiau, mažiau. Hipiška tokia. Tu! Tai sėkmės ruošiantis. Ačiū. Sėkmės Susitiks rytoj. Lietuviai tik vieninteliai linksmiausi žmonės pasaulyje. Žinai? Duok dėžutę. Neduos. Jo, gal jau Išeinu, ate. išlipu ir tvarkausi viską. Tai gerai, mes tada sudėjom. O klausyk, Mariau, gali pafilmuoti, kaip aš bėgu? Ateik, gražaus kontento. Tarp kajakų. Lapusės mėlį. Ką? Ateik porinkininkė tu. Tai gražiai labai.
leidžiasi saulė. Viskas. Tai apverčiam tada. Šiandienos darbai baigti. Važiuosim ilsėtis. Mariau, kiek sakai, koks mūsų laikas bus? Niekada seka. Man irgi šiandien trūko to vienintelio, kad greitai informuotų, kur kas yra. Blembai, tai. Nu taip ir nelaužė. Prakask. Taip, prakas. Labai daug baltų, raudonų, oranžinių, geltonų. Mūsų iškart matos, kad išskirtinė, bent jau spalvomis. Jo, nėra tokios nei vienos. Jo. Viskas ate iki ryt. Bet jau visi 1, 2, žiūrėk, 3, 4, 5, jau 6, 7 net kartą čia dalyvauja. Ai, nu. Bet čia tokia ilga ir rūpi ją plaukti. Nu, bet tokia ilga. 2 žmonių. Atvažiavom į Daugiabučių rajoną. Čia visa informacija yra. Dabar suvesim kodukus ir įeisim į savo butą. Šamutkių prisirinkę, viską pasiruošę. Paskutinė misija šiandien įeiti į namus jų. Reikia paspausti, kas turi rankas. Palaukit, 1301 grotelės. Koksai buvo? 1 grotelės. Šitą? Aha. Gerai, jau gerai. Pataikėm laiptinį. Tas antras žingsnis. Dabar šitą reikia nuleisti. 2427. Ir viskas. Ir yra interneto kodas. O. 3 žmonėm. 1 nakvynė. 85 eurai. O, gerulė čia nais. Oho, kokia sofa. Čiurčia mėtų. Rimtai. O ir dar du čia. Čia geriausiai, jeigu nori tipo mergina, tai gali mėgoti čia nais. Nu, jūs knarkėt ar nelabai? Per Montblaną šiaip. Tu labiausiai. Aš jau neprisimenu, kas buvo vakar. Aš čia būsiu. Viskas, einam ilsėtis ir susirinkam rytoj iš ryto. Be 20 minučių 12. Lukas su Marium jau miega. Einu ir aš miegoti. Rytoj keliame 6 ryto. Papusryčiavom, važiuojam ir startuojam.